Sveiki, aš esu Virginija Vasiulionytė, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dėstytoja. Aš dėstau germanistinius dalykus, tai yra dalykus susijusius su vokiečių kalba. Tai yra visų pirma todėl, kad praktiškai visose srityse vyksta labai sparti skaitmenizacija ir skaitmeninių kompetencijų dabar reikia net ir tose profesijose, kuriuose jos anksčiau nereikėjo. Tai aišku apima ir filologus ir filologes. Nuo tradicinės filologijos studijų ši programa skiriasi būtent skaitmeninių komponentų. Tai yra, ši programa yra tarpkryptinė, tai reiškia, kad iš vienos pusės tai yra anglų kalba, literatūra, kultūra, plus vokiečių kalba, literatūra, kultūra, ir iš kitos pusės yra informatika. Ir visa tai jungiama, integruojama į vieningą bendrą sistemą. Gal labiau praktinės, nors vėlgi tai yra universitetinės studijos, tai atitinkamai iššūkiais grįstas mokymasis tikrai bus. Tačiau mes turime 3 projektinius dalykus, mes turime tarpkryptinę praktiką ir šitie 3 dalykai ir praktika vyks glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, taip kad tos tokios praktiškai pritaikomos žinios ir gebėjimai tikrai bus sudarytos sąlygos juos įgyti. Aišku, visų pirma, labai gerai pagalvoti, ką jūs norėtumėte veikti praktiškai visą likusį gyvenimą ir tada rinktis būsimas studijas pagal tai. Tai yra tai, kas jums teiks malonumą, kas bus smagu, įdomu ir atneš daug džiaugsmo.